Noriu šitą kėdutę perduoti visiems kauniečiams, tegul jinai simbolizuoja mūsų miestų draugystę, tai kad Neris jungia mūsų miestus. Mes Neries pakrantę gaiviname ir norime, kad jinai būtų gyva, pilna žmonių. Žinau, kad tą patį jūs darote ir Kaune. Ir penktadienį pasitiks Kauno meras Matijošaitis ir priims šią dovaną. Simbolinę dovaną Vilniaus iš Kaunui. Ir taip upės trispalvės susijungs, bus miestai pasipuošę to paties ornamento kėdutėmis. Ir svarbiausia, kad atsiras 2 naujos kultūrinės vietos, kur žmonės galės rinktis, bendrauti. Simboliškai viena trispalvė Neries krantinėje iš tokių kėdučių, kur galima sėdėti ir džiaugtis, tai man atrodo yra tiesiog puikus dalykas. Ir tiesą sakant, tokių entuziastų dėka ta Neries krantinė kol kas daugiausiai buvo gyva. Tai Vilniaus savivaldybės yra tikslas užtikrinti visą struktūrą, infrastruktūrą, kad tos idėjos jos būtų ant kojas realizuoti. Danga, kuri yra apgailėtina iš tikrųjų ir nelaiminėgi, prašosi, kad jinai taptų lygia, normalia, tinkama eiti, važiuoti su dviračiu, vežimėliu ir sukurti bent 7 kaip minimum traukos centrus, atskiras vietas, kur vilniečiai galėtų ateiti prie Neries ir turėti ką veikti.